Sveiki, aš esu Rūta Raudoniūtė, gyvenu Kaune. Esu baigusi multimedijos technologijų studijų programą Kauno kolegijoje. Po studijų dirbau spaudos įmonėje, kurioje pagrindinės mano pareigos buvo maketavimas, failų paruošimas spaudai bei jų perkėlimas ant produktų įvairiomis spaudos technikomis. Laikui bėgant supratau, kad norisi daugiau pasigilinti į grafinį dizainą, sužinoti web dizaino subtilybes. Todėl atsidūriau BITE, kuriame baigiau skaitmeninio dizaino kursus. Papildomai žinias dizaino srityje gilinu ir su įvairiais nuotoliniais kursais. Na, o šiandien norėčiau Jums pristatyti savo kurtą web dizainą, portfolio svetainę. Svetainės spalvų paletė šilti bei rudeniški atspalviai, kurie sukuria jaukią emociją. Šis sprendimas buvo pasirinktas atlikus kliento prekės ženklo asmenybės analizę, kurioje vyrauja tokie apibūdinimai kaip kūrybingas, meniškas, šiltas bei jaukus. Nors svetainę kūriau pati savo, tačiau tik atliktos analizės dėka paaiškėjo, kokius grafinius sprendimus ar elementus reikėtų vykdyti bei įterpti tolimesniame darbo procese. Visas svetainės dizainas kurtas remiantis paprastumu bei minimalizmu tam, kad visa informacija būtų aiški, tekstai skaitomi, visi elementai turėtų pakankamai laisvos vietos aplink save ir taip neduotų nereikalingos apkrovos vartotojo akims. Buvo sukurti 7 puslapiai, tai pagrindinis puslapis, kuriame pateikta trumpa informacija apie mane, taip pat pateikti keli projektai. Kiekvieno puslapio apačioje pateiktas footeris, kuriame kontaktinė informacija. Taip pat paspaudus ant mygtuko pamatyti daugiau galime pereiti į dizaino projekto arba fotografijos puslapį, kuriame yra daugiau konkrečioje temoje pateiktų projektų. Taip pat paspaudus ant vieno iš projektų atsidaro to projekto atskiras puslapis, kuriame pateikta platesnė apžvalga apie projektą. Čia pateikiamos nuotraukos, aprašymai. Taip pat yra grįžimo mygtukas. Sekantis puslapis būtų bendrų dizaino projektų puslapis, kuriame pateikta daugiau dizaino projektų. Taip pat paspaudus ant vieno iš projektų, taip pat grįžtame į tą puslapį, kurio yra projektas. Taip pat galima paspaudus grįžti atgal, grįžtame į visų dizaino projektų puslapį, kuriame galime pasirinkti ir pereiti, apžiūrėti kito dizaino projekto. Taip pat yra fotografijos puslapis, kuriame pateikti fotografijos projektai. Paspaudus ant vieno iš jų, taip pat pereiname į to konkretaus projekto puslapį, kuriame pateikta daugiau nuotraukų ir platesnė apžvalga to konkretaus projekto. Čia taip pat galima paspausti ir grįžti atgal, taip pat kaip ir dizaino konkrečiame projekte. Na, yra ir puslapis apie mane, kuriame pateikta platesnė informacija apie mane, apie mano kelią. Na ir taip pat kontaktų puslapis, kuriame galima susisiekti, parašyti žinutę apie savo poreikius. Na ir su manimi galima susisiekti e-paštu, LinkedIn paskyroje ir taip pat mano portfolio darbus pamatyti Behance platformoje. Tai ačiū už dėmesį.